Sveiki bičiuliai, su jumis Dienos treniruotė ir šiandieną noriu su jumis pašnekėti apie įtūpstą. Ką jūs norite treniruoti įtūpsto atlikimo metu? Kadangi nuo atlikimo technikos labai stipriai priklauso, kuris būtent raumuo bus apkrautas. Jeigu mes darome įtūpstą pirmin į priekį ir mūsų juosmuo išlieka pakankamai vertikalus, jūs apkrausite šlaunies priekį. Jeigu jūs darysite įtūpstą atgal, apkrausite daugiau sėdmenis. Jeigu jūs darote įtūpstą pirmin ir jūsų liemuo yra palinkęs į priekį, jūs daugiau treniruosite sėdmenis. Jeigu jūs darote įtūpstus naudodamiesi pakylos pagalba, tuomet įtūpstas atgal daugiau apkraus sėdmenis. Jeigu jūs darysite įtūpstą pirmin į priekį, daugiau apkrausite šlaunies priekį. Na bet jeigu jūs darysite įtūpstus uždėję galinę koją ant pakylos ir savo liemenį palenkę šiek tiek į priekį, tikrai apkrausite savo sėdmenis. Jeigu jūs darote įtūpstą naudodamiesi suoliuku, labai svarbu žinoti, kokiu atstumu statyti kojas priklausomai nuo to, ką jūs norite apkrauti. Šiuo atveju, jeigu jūs norite apkrauti sėdmenis, tuomet sėdėdami ant suoliuko pilnai ištieskite kojas, atsistokite ir vieną koją uždėkite ant suoliuko. Tokiu atstumu, darant įtūpstus, apsikraus jūsų sėdmuo. Jeigu jūs norite daryti įtūpstą, kuris apkrauna daugiau šlaunies priekį naudodamiesi suoliuku, tuomet atsisėskite ant suoliuko, sulenkite kojas, vienos kojos pėdą pastatykite į priekį, atsistokite, kitą koją uždėkite ant suoliuko ir darykite įtūpstą. Toks pėdų atstumas puikiai apkraus jūsų šlaunies priekį. Skirtingos įtūpstų variacijos apkrauna skirtingus raumenis. Jeigu jūs norite treniruoti šlaunies priekį, pasirinkite vienas variacijas. Jeigu jūs norite treniruoti sėdmenis, pasirinkite kitas variacijas. Jeigu jums patiko šitas video, tikrai jums nieko daug nekainuoja paspausti patinka. Jeigu jūs galvojate, kad šitas video bus naudingas jūsų draugams, būtinai su jais pasidalinkite. Na, o aš jums palinkėsiu geros treniruotės, sportuokite protingai ir saugiai. Iki greito.